Nes klaidos ir 30 prancūzų taškų po jų, taigi bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip pavyks branginti kamuolį lietuviams. Galima dar prisiminti, kad taip Valančiūnas stipriai atakavo varžovų jauną centrą, provokavo jo pražangas, bet kitoje aikštės pusėje Lietuvos rinktinės žaidėjas tame mače. Ir Bendžius yra vienas iš žaidėjų statomų gynyboje prieš Laurį Markaniną. Markaninas savo pirmą tritaškį prametė, čia gražus Brazdeikio prasimus arba sutraukęs varžovų gynybą, nusimetinėti kamuolį laisviems komandos draugams. Markaninas veido į krepšį ir čia su Jonu Valančiūnu. Brazdeikis pašokdina varžovą dabar Bendžius. Atgal į perimetrą Brazdeikis, šis iš 3 taškų zonas. Tų progų realizavimo už juos sėkmingiau tai darė tik Vokietijos rinktinė. Čia Lauri Markaninas po driblingo ir štai tokį yra tritaškį. Klysta Lietuvos rinktinė, Tomo Dimšos netikslus perdavimas ir Suomiai greitajame puolime dabar perėjo. Čia Liklas, jaunas, perspektyvus, kaip ir minėjai. Suomijos rinktinės žaidėjas tobulėjantis Jungtinėse Amerikos. Pat vos 22 metų Suomijos rinktinės puolėjas. Aišku, jam arčiau krepšio prieš Valančiūną labai sunku, tačiau turi savosius pliusus puolime. O čia Bendžius, po tripirtelį įmantas Bendžius, tačiau Rokas Jakubaitis sukuria dar vieną progą būtent Bendžiui. Ir Valančiūnas galiausiai išsprendė šią ataką, atkovodamas dar sėkmės. Pataikys tritaškius, tikrai puolime viskas neblogai atrodo per pirmasis 5,5 minutės. Čia Miro Litlo geras prasiveržimas, Mkamua kerta po krepšį. Sedekerskiui, Miro Litlas. Elijas Valtoninas pasirodė aikštėje ir Federiko. Du nauji veidai. Jakubaitis nori žaisti 2 prieš 2 su Jonu Valančiūnu. Ir iki galo dabar žaidžia po Grendisono. 12 sekundžių dar šią ataką turėjo lietuviai. Mindaugas Kuzminskas 25 dieną. Vėl Suomiai taiko mini presingą prieš Lietuvos rinktinę. Donatas Motiejūnas geras, Kuzminskas. Plius 6 turi lietuviai. Federiko. Žemas kamuolys toliau, ten jau Gransonas ir Markanas. Ten prižiūrimas Tadas Sedekerskis, dabar priima kamuolį prie 3 taškų linijos, keičiasi ginamaisiais lietuviai ir per Vaido Kariniauską iškeltą ranką Markanas. Dar vienas prarastas kamuolys, jau 3 klaida ir Suomiai vėl baudžia. Nors viskas prasidėjo pakankamai gražiai. Asas Salinas taip pat vėl sugrįžo Suomijos rinktinės penketukio. Žemesnį varžovą ir rizikinga yra keistis ginamaisiais prieš Laurį Markaniną. Kaip ir rizikinga yra kamuolį. Sedekerskis ir perima kamuolį varžovai. Jau greitoje atakoje Grandisonas. Perimtas kamuolys. Čia tikrai būtų buvusi minutės pertraukėlė, jeigu jis pataikytų, o dabar per visą aikštę perdavimas. Fizinė jėga, kuria pranoksta be abejo visus varžovus. Normantas. Krepšio linkio flauteris ir 2 margirimo. Brazdeikis, Valtoninas prieš jį ir Ignas Brazdeikis. Eimanto Bendžiaus užtvara. Brazdeikis, Valtoninas prieš jį, Ignas Brazdeikis vėl į baudos aikštelę, suranda Joną Valančiūną, geras. O Brazdeikis į krepšio link prie jo yra Lauri Markaninas. Dvigubina gynybą varžovai, Valančiūnas atšokdamas. Nugarai krepšį, taip ir Suomiai siunčia pagalbas ir daro tai gana kokybiškai. Markaninas kerta į baudos aikštelę, Valančiūnas trečiajame kėlinyje, sakyčiau. Dabar bandomas į žaidėjo poziciją, nėra nei Roko Jakubaičio, nei Vaido Kariniausko aikštėje. Valančiūnas, ten Markaninas pasiruošęs padėti, Brazdeikis, dar vienas perdavimas. Tačiau perdavimas baigėsi dar viena klaida. Per Kuzminską jau turėjo nukeliauti kamuolys Donatui Motiejūnui iš po krepšio. Tomas Dimša atliko gerą atrodytų perdavimą, tačiau jis nepavirto rezultatų. Suomijos rinktinės gynėjas. Čia Kariniauskas. Dimša. Motiejūnas šį kartą nespėjo po antrosios rungtynių dalies pradėti taip pat nepavyksta. Lauri Markaninas. Labai geras Miro Litlo buvo nusimetimas. Abiejose aikštės pusėse matėme panašias situacijas. Tiesiog Bendžius nepataikė, o Markaninas metė taikliai. Dabar teigiamo energija abiejose aikštės pusėse. Rokas Jakubaitis iki galo. Istorinius archyvus būtent kontrolinėse rungtynėse tie skaičiai įprastai ir yra prašiausi. Labai įspūdinga, tačiau nepavyks. Tai krauti kamuolio iš viršaus jam. Bendžius veido į krepšį, sutraukta varžovų. Jie matėme savosios ekranuose. Mkamua šiek tiek atsitraukęs. Jonas Valančiūnas renkasi vidutininką, tačiau Suomiai spėja pereiti į kitą aikštės pusę. Markaninas ir pražanga prieš jį bei 2 taškai. Pražanga užfiksuota. Brazdeikis iš pagavimo ir nepavyksta pataikyti jam, bet dar vienas puolimas. Čia vėl aikštės gynyba taiko panašu Lietuvos rinktinė, metimas iš 3 taškų zonos ir susikurtų kažkokių labai didelių pranašumų iš to.
Maldūnas pats dabar puolime aktyvus. Vėl Suomiai lekia į greitą ataką ir šį kartą lekia sėkmingas. Čia jau gal ne pats geriausias perskaitimas, žinant, kaip Maldūnas minkštai moka užbaigti atakas iš 2-3 metrų. Kariniauskas kviečiasi Gabrielių Maldūną užtvarai. Žaidimas 2-2. Iš 3 taškų zonos ir pataiko. Kariniauskas su Jonu Valančiūnu dabar aukštai. Kariniauskas į baudos aikštelę, į kairę ranką ir du Vaido metu aikštėje bando daugiau raumenų pasiūlyti Suomijai į baudos aikštelėje. Dar Markaninas, tai 3 aukštaūgiai žaidžia Suomijai. 4 taškai iš 6, kai Tamperėje buvo vos 2 iš 9. Šiandien jis atrodo toks energingesnis, geriau jaučiasi aikštėje, geriau pataiko savo metimus. Kuzminskas, 3 taškai. Bet čia yra tik... Įmetamas kamuolys Valančiūnui, ten keli varžovai prie jo, tačiau... Kamuolys Suomiai, Grandisonas. Markaninas šį kartą nemeta, atlieka puikų perdavimą. Būdavo jo puikių rungtynių atakuojant krepšį iš toli, bet tai vis dar netapo snaiperiu. Galima galbūt ir išvengti tokios dramatiškos pabaigos, jeigu bus gera atkarpa dabar, o čia atkarpa tęsiasi. Valančiūnas pasimti kamuolį, tačiau atkristas jis nuo Motiejūno Jokubaitės. Ir čia daug energijos, daug... Ką atakuoja Brazdeikis prieš aukštesnį žmogų, per jo rankas taip mesti, dar ir dešinė ranka tikrai nebuvo lengva situacija, o Markanenų irgi... Ketvirtoji komandinė lietuviams. Nori Markanenas. Į kraštą Sasu Salinui ir Sasu Salinas jau prieš Tomą Dimšą. Bendžius vėl labai gerai juda su Markanenu. Kamua, Valančiūnas blokuoja varžovą ir kamuolys liko žaidime. Čia Valančiūnas prašoka ant Kamua, Brazdeikis, fantastiškas jo epizodas ir dėja. Taip, vėl nėra gero pataikymo iš toli, norėtųsi daugiau, bet iki pergalės jau trūksta nebedaug. Dar reikia sustabdyti vieną, bent jau varžovo ataką. Čia Markanenas krauna, bet tai yra 2 taškai, ne 3. Gynyba buvo tokia, kad tik neduoti 3 taškę varžovui. O minutės pertraukėlių šulinys. Lauri Markanenas jau puolime prieš Eimantą Bendžių. Kamua ten sudirbo gynyboje, Markanenas nusimeta kamuolį, Sasu Salinas iš 3 taškų zonos netaikliai, Markanenas gauna bloką nuo Valančiūno, tačiau taškai vis tiek pelnami. Grąžinamas kamuolys į aikštę Markanenui, Markanenas iš toli netaiklus ir rezultatas.